Apsikabinus vidurnakčio šmėklą. Tokia šiandien mūsų pokalbio tema. Šmėklos, kaip žinome, nematomos, bet gyvenančios mūsų širdise, mintise, jos varžo mūsų protą, atima energiją, gąsdina žmonės iki infarkto, iki depresijų nuveda. Blogai, verta pakalbėti. Šmėkla klaidžioja po Europą, tai senai skaityta kažkokiose knygose, taip. Bet jį klaidžioja iki šiol. Ta šmėkla klaidžioja kaip karo šmėkla, pasaulio pabaigos šmėkla, ateities grėsmių, kataklizmų kasdieninių vos ne. Tai yra šmėklos. Vieni žmonės išprotėja šiame laikmetyje mūsų sudėtingam, o kiti džiaugiasi visais gyvenimo malonumais. Ieškoti to tarp mūsų tų šmėklų gyvenimo, klaidžiojančių po Europą ir po mūsų protus, po mūsų sielas. Paieškokim, kaip pasinaudoti, kaip atrasti, ar tai šmėkla, o gal tai yra angelas. Imkim pavyzdį, atominė energetika. Atominė bomba, tai yra baisi ta šmėkla, kur ten tame atominė grybė gyvena. Nematoma, bet ten kažkur, naikina, degina Hirosimą ir taip toliau. O jeigu atominė elektrinė, tas pats atomas, iššviečia, miestus apšviečia, gamyklos dirba, gydytojai gydo atomais gydo, taip, radioaktyvumu, gydo onkologiją. Tai angelas, duoda gyvybę. Abi šmėklos, ta šmėkla ir angelas nematomi, jie pasiekiami tik mintimis. Mes visų šmėklų nepriepsime. Kalbėksime apie vieną vidurnakčio šmėklą, kuri iš tiesų yra neatpažintas angelas. Naktis tai yra antras gyvenimas, diena tai yra sąmonės gyvenimas, pirmasis. O naktis yra pasąmonės, nežinomybės, tai stebuklų galios gyvenimas. Naktis tai yra likimo signalų, likimo ženklų priėmimo laikas. Nes diena didelis triukšmas, nes likimas jeigu siunčia mums visokias savo dovanas, mintis, idėjas, mes jų negirdim, nepriimam. O naktį tylu ramu. Yra dirba miego institutai, sapnų institutai, mokslininkai tyria, bet jie duoda mažai praktinių patarimų. Aš gavau, ką aš dabar dalinuosi, gavau prieš daug metų vienoje konferencijoje iš Lao Siunio, kiniečių mokslininkas, kuris pasakojo, ką aš užsirašiau, aš daug metų tobulinu ir jūs gaunate tik, kaip ir aš, gaunu tą pačią idėją, tą pačią mintį ir darbas tai yra kūryba. Visas gyvenimas yra kūryba. Dabar tas žodis, kad devalvuotas, net kartais žmogus net kaip šmėkla priima patį žodį kūryba. Visas gyvenimas yra kūryba, ieškojimas. Jeigu aš nebūčiau to daręs, ką aš gavau panaudoti nakties energetiką, likiminį tą ieškojimą, likiminių energijos ieškojimų, aš būčiau niurzgalis, kritikas, nusivylęs viso kaip ir dauguma. O aš dirbu, džiaugiuosi, man įdomu gyventi ir įdomu dalinti su jumis. Taip. Ir ką dabar mes kalbame, taip pat kūryba. Kaip pasinaudoti to? Naktis tai yra pasąmonės valdų gyvenimas. Pasąmonės valdų gyvenimas. Yra iš trijų, mes kalbėsime į tris dalis. Pirmas, tai pasiruošimas. Antras, pati nakties energetika. Ir trečias, užfiksavimas, ryto prabudimas. Taip, ir pradėkim pasiruošimas. Tai aukso valanda. Vakaras turi būti, tai valanda prieš miegą. Vakaras turi būti skirtas poilsiui, mes dieną dirbom, dieną vargom, turi būti dvasinių ir fizinių jėgų atstatymui, o naktis jau naujų jėgų generavimui. O jeigu mes to nedarom, nusinešam visus vargus, visas tas rūpesčius į naktį, kurių vis tiek nieko nesprendžiam, tik save išvarginam ir mums reikia eiti į psichinės ligoninės, gerti vaistus, antidepresantus ir taip toliau. Tai štai, imkime tą. Pirmiausia, ką aukso valanda pradeda. Paskaičiuok, jeigu, sakykime, einat jūs miegoti 10 valandą. Tai 9 valandą padarom tą svarbiausią žingsnį. Užmigdom
telefoną. Padėkim ant jo pagalvėlės, galit pagalvėlę, padėkim telefoną, užmigdom telefoną, išjungim televizorių, žinios tegu būna kariauja, tai yra šmėklos, tai yra karo šmėklos, ne? Bet jom reikia daug lėšų, tarp kitko, tom šmėklom, kartais daugiau negu gyvenimui, ne? O, išjunkim. Išjunkim televiziją. Jeigu yra muzikinis kanalas, taip aš mėgstu įsijungti ir tada kaip tik tave nuteikia, taip, ne. Net kasdieninį vonios ritualą galim paversti energijos sveikatingumo šaltiniu. Leidžiam kraną, bėga iš čiaupo vanduo, ar ne, ir per ranką įsivaizduojam, kad nuteka mūsų tos mintis, mūsų negatyvai ir taip toliau, taip. Pasisveikina, vat tas ir labai gražu, labas, tai aš sau tai pasakau. Aš esu savyje, aš esu su savimi. Ne? Nes visą laiką dirbom tai verslui, tai pinigam, tai šeimai, tai rūpėšiam, tai remontom. Ar ne? O dabar aš dirbu savo, aš esu su savimi. Pabėgti nuo žemės darbų, nuo žemės vargų, vis tiek tu nieko nedarysi. Ne? Tada antras, prieiti prie balkono, prieiti prie lango, mintimis paklaidžioti po dangų, pasijausi švaria, be buities, be rūpesčių gamtos dalelė. Vat dangus tai anksčiau eteris vadino, taip, eteris, aš galvoju, kad tai ta zona, kuri ten sklinda elektromagnetinės bangos ir taip toliau, ar ne, pasirodo, ten tai ne taip. Graikai vadina dangų eterių dievų buveinė. Mes laikykim mūsų angelų, mūsų likimas. Mūsų likiminės bangos ten gyvena. Taip, išjunkim šviesą, įeinam į dangų, išjunkim šviesą, jau dabar nusiprausėm, pabuvom prie balkono, pasiklausėm muzikos, taip, ir dabar išjunkim šviesą. Pirmas tada, užsimerki ir išsiunti dangui kaip gyvybei. Dangui kaip gyvybė, kurios gyvybės forma tai yra virpesiai, bangos, jie mums pasiekia, jie mums skirti tie virpesiai ir bangos. Taip. Ir mums savo mintim, tai irgi savo bangom, įsiunčiam savo norus, savo prioritetus, ne? Sveikatą, širdies ritmo, kraujo spaudimo, energijos žvalumo, vyriškumo energijos, linksmumo, proto, likimo globos. Ne? Tu ištari ne tiek klūpom, kiek ir mintim, ir visų savimi, aš myliu savo likimą. Tai yra tas dažnis, kuris sujungia tave su tom likiminėm bangom. Ir tu jau gali priimti iš to. Aš esu rašęs, mūsų VV3 žvaigždutės yra skirelis alter ego, ten yra ir grafikai, galit pasižiūrėti ir pasinaudokit, jeigu kas ten yra ir tarsi parašyta, principas patys, bet jeigu norit paaiškinimą, visada galit man paskambinti. Palaiminimo energetika, aš jau individualiai kalbu, rasite mūsų svetainėje, VV3 žvaigždutės taip pat, ar ne? Taip, reiškia, išsiuntėm. Dabar išsiuntėm savo norus. Dabar nustatom save priėmimui, tos likiminės energijos priėmimui. Ir mintim taip einam per visą kūną. Nuo galvos, mintis, veidas, širdis, skrandis, sąnariai, vyriškumo energija. Einam per visą save iki pat padų, ar ne? Ir mes to įeinam į miego būseną, perduodam visą save 8 miego valandom. Mes to pasąmonės gyvenimui perduodam save, parodom kelią pasąmonėj. Jeigu mes neperduosim, tai pasąmonė pati klaidžioja, nežino, ką daryti, ir visokių košmarų, visokių minčių kyla kartais naktį. Ne, mes parodom, mes norim būti sveiki, mes norim būti energingi, mes norim gauti mums priklausančių likimo dovanų. Taip. Viskas. Ir miegam, mes miegam ramiai. Pirmiausia, šitą darydami labai lengva net užmigti. Todėl, kad tą siūsdamas savo norus, ne, tu negali galvoti apie dienos rūpesčius, apie tvorų tvėrimą ir ten asfaltavimą ar ten daržo. Tos mintis, jos kaip tik ramina tave. Tave su pasąmonė kartu, tu draugauji su likimu ir tau nuo to gerumo tu gali ir užmigti. Ir jeigu užmigti dar geriau, tu reiškia jau perdavė tą programą. Ryto prabudimas, paskutinis mūsų, 3 etapas, prabudimo energija. Ne? Tai yra Egziuperi gražiai pasakęs, pasaulyje dar daug žmonių, kuriem niekas nepradėjo prabūsti. Ne? Prabūdus kurį laiką neprasimerkti, likti sapno energetikoje, toj sapno būsenoje. Priimti tuos likiminius
pagalvoti, kokį tu gavai. Tas reikiminis ženklas gali būti labai labai smulkutis, jis gali būti sapno kažkokia išraiškoj, gali būti minties, kuri toj galbūt gal atėjo, gal ateis. Va toj būsenoj. Ir mano, aš esu parašęs mūsų svetainė taip pat yra likiminės informacijos panaudojimas savęs ir ateities formavimui. Mūsų skirelis net yra. Galite pasižiūrėti ten. Čia yra darbas yra kūryba, ne? Priimti tuos signaliukus, tos mažus, ne? Priimti, sustiprinti, įvesti į dienos gyvenimo veiksmą. Svarbiausia, reikia į dienos gyvenimo ką padėti. Aš kartais nueinama ir mano keli mano ir individualių kursų klausytojai pasakoja, aš buvau pas burtininką, aš buvau pas ekstrasensą, buvau tą. Gerai, sakau, ar jis tau ką pasakė, kad tu dirbsi su savim? Nieko. Netikras tas ekstrasensas ar kokiu dabar tik norit, ar ne, yra, ne? Žmogus kaip tik nori, kad tu nedirbtum su savim, kad tu ateitum ten daug seansų pasinė. Turi žmogus doras, sakykime, turi toks esencinių savybių, ar ne? Bet jeigu jis doras, jis turi patart, kaip dar dirbti su savim, kaip tobulinti save, kaip dirbti su savim, apie ką mes ir kalbam dabar. Taip. Aš savyje, pajaus aš savyje, iš miego, iš sapno negrįžti tuščiomis, o grįžti su likimu, su likimo dovanom, susirink, kas duota, ne? Taip. Ir vėl ryte vėl perini per visą kūną, vėl kai vakare vėl perini, ką gavęs, vėl galva, kaklas, stuburas, krūtinė, saulės rezginys, taip toliau. Perini mintim ir tuo pačiu tu duodi, tu sulaikai visus spazmus, tu padedi savo sveikatingumui. Ieškokim, darykit ir vaistus ir visą, ką ten reikia, taip pat, bet padėkit patys savo. Žmogus turi prabūst, paleisdamas naują organizmui programą, tarsi naujai gimti. Jeigu tu naujai gimiai, tai tu naujom akim ir pamatai kaip naują pasaulį, naujas aš. Ieškokim taip. Ir tada aš rašau, opa plius. Opa reiškia keliuosi ir plius su nuotaika keliuosi, su bent viena pozityvia mintim. Net ir sunkioj dieną visų galvotų sunkioj dieną, jeigu laukia tave, vieną kokią gražią mintelę, kad gal ryt ar poryt, bet su ta gražia mintim, rezonuoti tada energiją, fortūnos energiją priimti. Visi, ką aš kalbėjau, tai yra energetiniai, likiminiai ieškojimai, ne? Tai yra ne šmėkla. O kūryba yra gyvenimo globos angelas. Būkite laimingi ir palaiminti savimi. Perklausykite mano kitus įrašus, mano svetainė ir gyvybinė energija yra visi mano įrašai įrašyti, ten jau daugelis tėvų ir jos visos liečia tą patį. Aš visuose kalbose, knygose, seminaruose, kursuose, aš noriu padėti žmogui, dalintis, ko aš gavau iš Alekseičiko, iš Lausiūnio ir iš savo patyrimo, iš savo kursų vedimo. Tuo dalinuosi kiekvienam įrašą, perklausykite ten. Jeigu lemta, įeikite į svetainę. Galite paskambinti, mano telefonas visada yra, galiu ir pakartoti 0687751147. Jeigu lemta, skaitykit, ieškokit, dirbkit, susitikim. Jei nelemta, pradėkite mylėti, bendrauti savo likimu. Bendraukit su savimi ir atsiras lemtis kaip angelas į mylimus, laukia mūsų meilės. Būkite laimingi, sėkmės.